Visi žinome, kad turime suvartoti daugiau daržovių, daugiau salotų ir visi mes turime tą pačią problemą, kad suvalgyti jų tiek daug yra sudėtinga. Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT ir mes čia stengiamės jums suteikti kiek įmanoma daugiau praktiškų, gyvenimiškų žinių apie sveikatingumą. Ir šiandien kalbu ir noriu duoti 3 idėjas, aspektus, kaip iš tiesų tų daržovių, tų salotų jūs galite suvalgyti daugiau. Ir kas yra labai svarbu, atkreipti dėmesį, kad salotų ir daržovių jūs turėtumėte valgyti kiek įmanoma labiau įvairių. Na, o dažnas lietuvis, neskaitant šakninių daržovių, dažnas lietuvis yra pratęs prie kokių daržovių? Prie kopūsto, prie morkos, kas yra irgi šakninė, prie agurko, prie pomidoro, prie paprikos. Na, gal kartais grybo, gal kartais svogūno, kas irgi beveik šakninė daržovė yra. Bet realiai, jeigu nueitume į parduotuvę, mes matom 10, 20, 30 įvairių daržovių ir salotų rūšių. Ir iš tiesų tam, kad gautumėm visus vitaminus, visus mineralus, tas daržovių ir salotų įvairumas turėtų būti žymiai, žymiai didesnis. Dabar aš žinau, kad tai yra iššūkis. Iš tiesų suvalgyti tiek daug salotų, tiek daug daržovių ir žinau, kad ypač šaltesnių laikotarpių, kai ne pas kiekvieną auga šviežios salotos, kai tų šviežių salotų lietuviškų parduotuvėje ar turgelėje mes įsigyti nelabai turime galimybės ir parduotuvės užplūsta įvairių salotų, kurios yra nelietuviškos, mes truputėlį prisibijome jų pirkti ir tada kyla klausimas, tai kaip man čia dabar tas daržovės, tas salotas iš tiesų valgyti labiau, kai dabar net ne sezonas. Tai niekam nepaslaptis, mes siūlome jums iš tiesų įvairių daržovių, žolelių, miltelius, kelis iš jų galite matyti čia. Tai iš tiesų nepabūkit skeptikai, pasidomėkit, pasižiūrėkit parduotuvėje, iš tiesų jų galite suvartoti, taip galite suvartoti daugiau, nes dauguma tų produktų yra lietuviški, yra netgi ekologiškų pasirinkimas, tai jie miltelių formos patogu naudot, galit labai greitai pasigaminti ir įsitraukti į savo jau dabartinį maisto racioną šių miltelių pagalba tų daržovių ir salotų daugiau. Bet grįžtu prie 3 idėjų, kaip tų daržovių, salotų galite suvalgyti daugiau su mūsų milteliais ar be jų. Tai pirmiausia, trintos sriubos. Nepabijokit nusipirkti šaldytų produktų, šviežių produktų ir jeigu šviežus produktas, kaip, nežinau, brokoliai, špinatai, sultenė, rukola, jeigu matot, kad jie jau genda, kiškite šaldiklį ir po to virkit sriubą. Sukraukit visas, kiek įmanoma daugiau, net ir salotų, net ir daržovių esamų šaldiklyje kiekius į puodą, užvirkit, įdėkit sultinį, jeigu norite, ir sutrinkit. Kai jūs sutrinat, jūs nepamatot to negražaus galbūt jau špinato, to negražaus kalafijoro, ar briuselio kopūsto, ar dar kažkokios kitos daržovės ar salotos, bet jūs sutrinat, įdedat prieskonių, jums skanu ir labai, labai daug sunaudojat tuo metu ir suvartojat daržovių ir salotų. Tai trintos sriubos. Ir kas geriausia, kad kai maišot ingredientus, šaldytus, nešaldytus ir sutrinat, jūs kas kartą gaunat vis skirtingą sriubą. Ir čia irgi patenkinat savo noro valgyti įvairų maistą poreikį. Tai trintos sriubos. Ir prie trintų sriubų labai patariu iš tiesų po to užsibarstyti įvairių sėklų ar riešutų tam, kad gautumėt daugiau skaidulų ir tam, kad būtų sočiau. Tai čia numeris 1. Numeris 2 panašu į sriubas, bet skirtumas tame, kad tai yra labiau kaip užkandis ir tai yra daržovių kokteiliai. Tai į daržovių kokteilius, tam, kad jie būtų truputėlį skanesni, jeigu esat super nepratę prie daržovių kokteilių, nebijokit įsidėti uogų miltelių, vaisių miltelių ar pačių vaisių ar uogų, ar ne? Duos truputėlį tokio saldumo ir realiai trinkitės irgi savo kokteilius, įsidėkite, jeigu norite augalinio pieno, įsidėkite, jeigu norite papildomai vandens, kad jis nebūtų tiek tirštas. Ir dėkite. Mano pats mėgstamiausias daržovių kokteilio receptas, jau esu kažkur minėjusi, tai yra kalė salota, tai yra špinatų salota, tai yra salieras, tai yra avokadas ir tai yra agurkas.
Vyras mano nelabai mėgsta šito dalyko, tai aš jam dar ir obuolį įdedu. Tai šitas kokteilis užtikrina ir suteikia man labai daug jėgų, labai daug medžiagų, bet realiai jūs jį galite kaip tik norit varijuoti. Galite vietoj obuolio dėti avietės, galite įdėti kažkokių tai dilgėlių miltelių, detoksikuojančio mikso, kiaulpienių miltelių, nes kad ir kaip keistai skambėtų, visas dilgėlės, kiaulpienės ir visi šitie dalykai, kurių mes nesam pratę valgyti, jie turi beprotiškai daug mineralų, beprotiškai daug vitaminų ir kai juos įmaišysit su kažkuo kitu, ką labiau esat pratę valgyti, jūs šitaip gausit daugiau mineralų, daugiau vitaminų, jausitės geriau, būsit sveikesni. Tai daržovių kokteiliai ir sakau, jeigu neskanu, skėskit ir maišykit su uogom arba vaisiais. Ir trečiasis aspektas, kaip galit suvartoti daugiau visų daržovių, visų salotų, pykit, nepykit, yra milteliai, yra mūsų milteliai. Aš dabar darau kiaušinienę, aš kraunu špinatus, aš verdu sriubą paprastą, nežinau, kad ir iš moliūgų, aš kraunu miltelius. Dabar kaip tik ryte kepiau cukinijos blynus, aš kraunu miltelius, darau troškinį, kraunu miltelius. Ir, aš nesu tokia ekstremalė, kad aš įdėčiau ten po 2 valgomosios šaukštus, nežinau, tarkim, dilgėlių, ar ne? Aš įdedu po 1/3 šaukštelio, arbatinio šaukštelio, aš įdedu po 1/2 arbatinio šaukštelio. Ir tai duoda labai daug vitaminų, bet tai neduoda to karčiojo skonio, kurio mes dažniausiai bijome, bet aš gaunu visas medžiagas. Po trupučiuką vis tai ten įkišu. Dėl to, kad tai yra miltelių formos. Tai 3 dalykai, valgykit daugiau daržovių, nesileiskit savęs teisinami, kai teisinate, jog nėra lietuviškų salotų, nėra lietuviškų daržovių, reikia paieškoti, o kartais gerai ir tą ispanišką nusiplovusią nusipirkti, nes nevalgyt daržovių, ypač žiemos laikotarpiu, ir apskritai, bet kuriuo laikotarpiu yra negerai, jūs turit valgyti daugiau daržovių, daugiau salotų, tam, kad gerintumėte savo sveikatą. Tikiuosi daviau tam tikrų idėjų, tikiuosi pritaikysit. Čia buvo Gintarė Tavo sveikata. Prenumeruokit, užeikit įsigyti produktų, gal yra kokia nors nuolaidėlė mūsų puslapyje. Ir iki kitų susitikimų.